pasišventimą, kada tu eini susikibęs už rankučių, kada viskas gerai. Bet apie pasišventimą, kada tu stojasi šalia, petys į petį remiesi, susikabini rankomis ir stoji šalia, kada yra tikra audra, kada eina tikra drama, kaip tada elgiesi. Ir tekstas, iš kurio šiandien viskas ir gimė, Pradžios knygos 29 skyrius, nuo 16 eilutės. Aš skaitysiu taip padrikai, tik tai pagrindinės vietas, kurias noriu akcentuoti. Dangiškas Tėve, prašau, patepk mane kaip garsiakalbį, tegu daumantas mažėja ir Kristus mane didėja. Tegu visi žodžiai, kurie išeina, būna patepti ir tavo inspiruoti. Aš laiminu klausytojus. Aš Jėzaus Kristaus vardu atveriu jų protus, kaip parašyta Luko Evangelijai. Jėzus meldėsi, kad jiems būtų atverti protai ir jie suprastų raštus. Dangiškasis Tėve, žinau, kad be apreiškimo tai yra tik tai dar viena istorija, bet su apreiškimu tai yra jėga, kuri gali pakeisti iš esmės žmonių likimus. Tai yra jėga, kuri gali iš esmės pakeisti žmonių gyvenimus. Padaryti milžinišką kokybinį šuoksnį. Amen. Taigi nuo 16 eilutės mes skaitom. Labanas turėjo 2 dukteris, vyresnioji vardu Lėja, o jaunesnioji Rachelė. Lėjos akis buvo silpnas, o Rachelė buvo gražaus veido ir dailios išvaizdos. Jokūbas pamilo Rachelę ir pasakė, aš tau tarnausiu 7 metus už jauniausiąją dukterį. Labanas atsakė, mieliau aš ją duosiu tau negu kitam, lik pas mane. Ir žodžiu, Jokūbas toliau čia pasidirba, tada suėjus 7 metams, rytų išaušus, pasirodo, kad tai buvo Lėja. Labanas apgauna Jokūbą ir jam vietoj žadėtos dukros duoda Lėją. Labanas atsakė, mūsų krašte taip nedaro, kad išleistų jaunesnėje anksčiau už vyresnėje. Pabaig šią savaitę, paduosiu tau Rachelę, už kurią tarnausi dar 7 metus. 30 eilutėje mes skaitom, jis įėjo pas Rachelę ir mylėjo ją labiau už Lėją. Ir tarnavo dar 7 metus. Ir va čia prasideda linksmiausiai dalis. Nuo 31 eilutės mes skaitom. Viešpats, matydamas, kad Jokūbas Lėjos nemylėjo, padarė ją vaisingą, o Rachelę nevaisingą. Lėja pastojo ir pagimdė sūnų. Pirmasis sūnus vardu Rubenas. Viešpats atsižvelgė į mano sielvartą. Dabar mane mylės mano vyras. Pirmasis vardu Rubenas. Ji pagimdė kitą sūnų ir tarė, kadangi viešpats išgirdo, kad manęs nemyli, jis davė man dar ir šitą. Ji pavadino Simeonu, antrasis sūnus. Po to ji vėl pagimdė sūnų ir tarė, dabar mano vyras prisiriš prie manęs. Pasibrauk šitą vietą, prisiriš prie manęs. Nes aš jam pagimdžiau 3 sūnus. Todėl jį pavadinsi Leviu. Ji pastojo ir pagimdė dar vieną sūnų ir tarė, dabar šlovinsiu viešpatį, pasibrauk, šlovinsiu viešpatį. Todėl jį pavadino jį Judu, po to jį liovėsi gimdžiusi. Pasibrauk 31 eilutę, viešpas matydamas, kad Jokūbas Lėjos nemylėjo, padarė ją vaisingą, o Rachelę nevaisingą. Pasibrauk Rubenas, 30 eilutė, viešpats atsižvelgė į mano sielvartą. Ir pasibrauk 33 eilutė, viešpats išgirdo, kad manęs nemyli. Ir pasibrauk vardas Simeono. Tada peršokai 34 eilutė ir pasibrauk prisiriš prie manęs. Ir pasibrauk Leviu. Ir 35 eilutė pasibrauk dabar šlovinsiu. Ir pasibrauk Judu. Įdomi istorija. Jokūbas įsimylė jaunesnę seserį, 2 seseris. Lėja šitam vertime, kaip pas mus rašo, akis buvo silpnos. Bet jeigu atsiversit King James versiją, išsivertus, ten jinai buvo žvaira. Tai turim 2 dukras. Viena ne tokia ypatingai graži, kita gražuolė. Jokūbas įsimylė jaunesnė sesę gražuolę. Bet įviliotas, į pinklės, kaip čia pasakyti, apgautas, jisai pasiėmė nežinodamas vyresnė sesę į pirmą. Bet reikia neskubėti, juoktis iš Lėjos. Nes įdomu, kad ir kaip jinai būtų, kokia jinai bebūtų išvaizda jos, Dievas ją palaimino. Kas buvo ta ištikimybė, kad moteris, kuri ištekėjo už nemylinčio vyro iš esmės, nemylinčio vyro. Karalius Jokūbo vertime mes skaitom, jis ne tik, kad nemylis, nekentė jos. Ten buvo žodis hate angliškas. Jisai nekentė jos. Kodėl man įkišo tai, už ką aš atarnau 7 metus? Tai palauk, jisai tarnavo 7 metus.
aš kartais nenoriu dirbti 7 dienų už tai, ką man reikia. O čia vyras atidavė 7 savo gyvenimo metus už tai, ką jisai troško ir norėjo. Mes ateiname, mes norim visko iš karto, čia ir dabar, duokit man čia viską, prieškimą, duokit išgydymą, čia man, kur čia viskas yra. O čia vyras dirbo 7 metus. Pasišventusiai dirbo 7 metus. Įžengė į šitą laikotarpį, kiek esam, 1,5 metų. Aš suskaičiau 67 pamokslus. Bet vis dar šnekėdamasis ir konsultuodamas žmonės, aš kartais klausiu jų, o jūs klausotės, vat ką, sekmadieniais mes šnekam? Ar perklausot internete pamokslus? Nes toks jausmas, kad niekas neišmokta absoliučiai. Mes skelbiam Dievo jėgą, bet Dievo jėgos apsiriškimo labai mažai mūsų gyvenimuose. Mes sakom, sekmadieniais išlovinam, bet po to pirmadienį, antradienį, trečiadienį jau pamirštam iš vis. Kas čia yra per dalykas? Kas su mumis atsitiko? Susiskaldimo dvasia. Girdžiu tokius dalykus, kur aš nežinau, net man šiurpsta. Efeziečiams laiške rašo, šventosios dvasios vaisiai yra teisumas, tiesa, džiaugsmas ir meilė šventoje dvasioje. Tai yra vaisiai. Dabar peržvelk savo gyvenimą ir pažiūrėk, kokie ten vaisiai eina. Ar eina šitie vaisiai? Pagal tai gali pritempt maždaug kaip termometras. Nusistatyti diagnozę, kurioje vietoje esi. Kur džiaugsmas, suskaldimai, apkalbos. Tai yra nepriimtina. Tai yra absoliučiai nepriimtina. Mes ofise nuo pirmadienio dabar su Manueliu susitinkam kiekvieną dieną ir mes meldžiamės. Ir žinot, ką mes darom? Mes susirašėm savo draugų sąrašą. Ir žinot, ko mes meldžiamės? Mes nesimeldžiam, kad viešpatė atvesk šitos žmonės į bažnyčią. Ne. Mes meldžiamės viešpatė, atsuk mano širdį šitos žmonės. Atsuk mano širdį. Atsuk mano širdį šitos žmonės, kad aš jiems galėčiau iš tikrųjų patarnauti. Iš tikrųjų patarnauti šitiems žmonėms. Mes nustojom tai daryti. Mes nustojom. Krikščionys dažną kartą šnekos, jie net melstis nustoja. Vat sekmadienį prispaudžia, tai jau tada pabandyk vieną savaitę pasiimti ir užsipriešk akmenai, va taip melskis nuolatos. Atverkim savo širdį, klausk jo, ką jisai nori, kur jis tave veda šiandien. Nes be jo vedimo, tai mes esam kaip laivai be navigacijos. Plaukiam, atsitrenkiam į kraštą, o jo, tai mes čia ir taikiam. Aleliuja. Įdomu tai, 31 eilutė. Viešpats matydamas, jog Lėja buvo nemylima, nekenčiama, ją palaimino. Tais momentais, kai atrodo, tu turėtum būti labiausiai visų nekenčiamas ir sugriautas, staiga Dievas tave pradeda laiminti. Tais momentais, kai čia viskas turėtų griūti, staiga ateina šventoji dvasia ir stato viską. Peržvelk savo gyvenimą. Mes tiesiog kartais pabijom atsistoti ir pareikšti. Štai esu aš ir štai yra mano pozicija. Yra taip ir ne kitaip. Štai esu aš ir štai yra mano pozicija. Riba, iki čia ir netoliau. Kiek labai tu leisi, kad priešas verštųsi į tavo teritoriją, apkalbos verštųsi į tavo šeimą, piktis verštųsi į tavo šeimą, kol tu gali atsistos ir pasakysi stop. Pamokslauju, bet gal davai atsiverčiam Bibliją ir pradam namuose melstis, nes jau viskas gana. Nes dar žingsnis ir reikalai pasuks visiškai kitą linkmę. Ir šiandien yra tas metas padaryti reformaciją namuose, peržvelgti viską, pasakyti stop. Pat supranti, ėdėmės, 30 metų, bet šiandien yra stop, aš sakau. Šiandien aš traukiu rankinį, Efeziečiam laiške parašyta, mes nekovojam su kūnu ir krauju, bet su šio amžiaus kunigaikštystėmis ir dvasiomis. Reikia suprasti, kokia situacija vyksta. Bet mes turim nubrėžti ribas, mes turim sukalt kolelius ir pasakyti iki čia ir netoliau. Iki čia ir netoliau. Nes po to vieną dieną atsimerk ir, jau čia supranti, viskas užlipę tavo ant galvos ir tu nieko nebegali pakeisti. Taip tau atrodytų. Nes kaip ir minėjau, velnias labai gudriai daro, jisai šneka tavo paties asmeniu. Net dabar jisai galbūt kažką šneka. Jisai blaško dėmesį, kad tu negalėtum susikaupti, nes Dievo žodis, jis turi jėgą ir jisai gali keisti tavo gyvenimą. Tik tai vienas dalykas, tu turi pradėti jį naudoti. Man nieko neįdomu. Turi pradėti jį naudoti. Kitaip mes liksim sekmadieninių bobučių bažnyčią, atsiprašau, su visą deramą pagarbą. Mes turim pradėti naudoti, turim verštis, turim pradėti naudoti Dievo ginklus mums duotus. Turim pasidaryti strategiją, aš sakau, susidaryk 5 draugų sąrašą, už kuriuos tu melsies. Pasidaryk tą sąrašą ir pradėk melsis už to žmonės. Kaip jums atrodo, kaip ateis šitą bažnyčią susirinks?
Antgamtiškai. Taip antgamtiškai, bet tu esi darbininkas. Prisiminkit mano praeito sekmadienio pamokslą. Kristus kaip veikia? Per tarnus. Kristus nėjo su kibiru ir nesėmė vandens ir nepylė į tos uzbonus. Per tarnus. Šiandien tu ir aš, mes esam jo tarnai. Tu esi jo tarnas. Tu esi jo tarnas. Tu atstovauji jį. Tu turi pasą. Įsivaizduok, kokią žinią mes aplink save nešam, kai mes išeinam už bažnyčios ribų, už sekmadienio ribų. Ką mes reprezentuojam, kaip mes atrodom, kaip mes šnekam, kaip mes elgiamės, kaip mes šeimoje elgiamės, kokia ten situacija iš vis. Ar čia mes tik tai sekmadienį ateinam, pavaidmainiaujam visi, aleliuja, aleliuja, o po to grįžtam ir gyvenam kaip baisus bedieviai. Taip yra malonė. Aleliuja ir šlovė Dievo, nes jeigu nebūtų malonės, šiandien ir manęs aš čia nestovėčiau. Bet tai nereiškia, kad aš taip turiu gyventi. Tai buvo vakar. Šiandien yra gera riba, sakyti, užbrėžti ir sakyti stop, peržvelgti, susėsti, padaryti šeimos susirinkimą, galų gale ir sakyti, kas vis dėlto vyksta, susidėlioti kažkokius taškus, apsisprendimus padaryti tam tikrus. Durnas įprotis, ėsti vieni kitus, bet atsiprašau labai, tai buvo iki šiandien, bet šiandien mes nusprendžiam, šiandien mes apsisprendžiam, šiandien mes pasišvenčiam šitai bažnyčiai, šitam miestui, šitai šeimai, šitam broliui, šitai seseriai, šitam vaikui galbūt, sūnui, arba ne. Nes toks tampimasis pirmin atgal irgi nei 3, nei 9. Sako, jeigu tu esi šaltas, aš žinau, ką su tavim daryti. Ir jeigu tu karštas, aš irgi žinau, ką daryti. Bet ką daryti, jeigu tu sėdi pasirėmęs ir svajoji kažką visą laiką? Ateini, smegenis ir sąmonę palieki mašinoje ir ateini sekmadienį į bažnyčią pasėdėti biškį. Taip neturi būti. Taip neturi būti. Ir tai nėra mūsų bendruomenės 2014 metų vizija. Tai yra bažnyčia, kuri auga, kuri tobulėja, kuri stengiasi, kuri daro pažangą. Psichologai galbūt labai nemėgsta vieno termino, bet aš jį driokstelsiu. Yra pasikeitimas. Jie sako, negalima sakyti žmonėms pasikeitimas, nes visi iškart trigerina, visi labai tada pyksta. Bet taip yra. Taip yra. Mes negalim gyventi savo gyvenimo taip pat, kaip gyvenom vakar. Per vieną konsultaciją šaukiau, daužiau kumščių ir sakau, negalite tikėtis, darydami taip pat viską, kitokio rezultato. Čia absurdas. Keistis. Efeziečiams laiške parašyta, tu nusiėmi seną žmogų. Pasiruošę, Efeziečiams 4 skyrius. Čia gavau per pasniką iš tikrųjų šitą žodį. Nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu, tai nėra, kad tu nori, nenori, tai yra privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo. Privalu. Privalu tai yra. Pasakyk, privalu. Privalu tai yra. Atsižadėti. Pasikeisti, nebijokim to žodžio. Pasikeisti reikia. Pasikeisti. Mes ėjom, darėm viską iki šiandien, iki šito sekmadienio rugsėjo 1. Bet šiandien yra žodis. Privalu atsižadėti į senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo. Žlugdančio apgaulingais geismais, norais, kontroliuoti viską žinoti, kas kur pasakė, kas. Privalu tai yra. Privalu. Ir aš tikiu, kad visos bendruomenės įžengusios į šitą naują laikotarpį, jeigu nesikeis, išnyks kaip dinozaurai. Ir istorijos kronikose, ten žinai, jeigu tokios bus, atsivers ir žiūrės ir ką sakys. Taip ir buvo, bažnyčiai nebesikeitė, nesireformavo su laiku. Jinai liko stagnacijoje, senosiuose kažkokios tai reikaluose. Atsistojam, biškį rankai kairė, dešinė. Šlovinio, o mintyse ten apie dešras galvoju, toj kažką pietaut reikės, ką čia šeimai bulvių nuskust, ryžius išvirst. Vėjai tai yra, vėjai. Jeigu tu ateini į šitą vietą, turi atvert savo širdį. Kur daugiau, jeigu ne čia? Jeigu savam tarpe negali atsipalaiduoti ir šlovinti taip, kaip nori. Kontrolės duchas kažkoksai tai. Čia mes galim šaukti, čia mes galim rėkti. Mes turim šitą salę iki 1 valandos. Čia mes ateinam išsilaisvinti, gauti žodį nuo Dievo. Gauti žodį. Mes sėdim, atidarom savo ausis, atidarom savo protus ir priemam. Nes galima čia sėdėti, taip, galima čia sėdėti. Dievo žodis eis taip virš tavęs. Bet Dievo žodis, kuris eina virš tavęs, nekeičia tavo gyvenimo. Tai tada geriau namuose pasėdėti, pažiūrėti, nežinau, per YouTube yra pilna nuostabių pamokslų. Pilna, fantastiškų pamokslų. Bet jeigu ateini į šitą vietą, tu turi eiti pasiruošęs, turi eiti su pagarba. Senajam testamente tu taip parastai taip iš ryto snarglį nusivalęs neateitum į šventyklą. O mes turim garbės. Mano brangus broliai ir sesės, mes turim garbės šiandien stovėti švenčių švenčiausioje. O mes turim garbės stovėti švenčių švenčiausioje, kur pats Dievas nužengia. Pats Dievas nužengia. Pats Dievas. Ir šiandien yra šita vieta, kur pats Dievas nužengia. Šitie 4 vardai